Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių, kur netrukus prasidės Baltijos krepšinio lygos čempionato finalo antrosios rungtynės tarp vietos Šiaulių ir Ventspilio klubų. Šiandien Šiaulių komanda atsisveikina su vienu iš savo žaidėjų, Jonatanu Lee, kuris jau patyrė sunkią kojos traumą. Šiandien jis su sportinė apranga, tačiau amerikietis šiandien nerungtyniaus, jis išvyksta namo ir jam dėkoja komandos draugai ir sirgaliai už paramą. Nemenkas nuostolis Šiaulių komandai, kurios atsarginis suorelis ir taip sutrumpėjo, kai į Prienus perėjo Martynas Linkevičius, kai Mažeikių klubą papildė Tyleris Olanderis. Nelengva Šiauliams pastaruoju metu, didžiulis krūvis teko ekipai ir komanda vis dėlto pasiryžusi antrus metus iš eilės iškovoti Baltijos krepšinio lygos pirmenybių čempionų titulą. Taigi pirmąjį mačą Latvija po dramatiškos kovos 70-68 laimėjo Ventspilio komanda ir šiandien visai realus uždavinys šiauliečiams atsirevanšuoti. Čia ir Adomas Klimavičius ir komandos vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. Apdovanojimo pagerbimo ceremonijas mačo pradžioje, netrukus rungtynės prasidės. Taigi šiandien Gedimino Petrausko auklėtinių užduotis yra paprasta, reikia laimėti mačą bent 3 taškais. Netenkintų pergalė 1 taško skirtumų. Jeigu šiauliečiai triumfuotų 2 taškais, tada reikėtų žaisti pratęsimą. Beje, Ventspilis BBL čempionu tapo užpernai. Ir pastaraisiais metais labai dažnai susikerta šių komandų keliai. Dabar Latvijos ir Lietuvos himnas.
matėme Lietuvos himną giedantį Šiaulių vyriausiai trenerį Gediminą Petrauską. Jam balandžio 3 dieną sukanka 30 metų, taigi treneris buvo pasveikintas prieš šią dvikovą. Na ir aišku, strategas tikisi, kad jo auklėtiniai šį vakarą nesugadins jiems šventės. Jūsų ekranuose Ventspilio sudėtis. Ventspilio sudėtis, sakyčiau, šiek tiek stipresnė nei Šiaulių, didesnis ir Latvijos klubo biudžetas, tačiau iš esmės komandų jėgos yra apylygės. Tai parodė ir pirmoji dvikova. Robertas Štelmacheris, visiems mums iki skausmo pažįstamas, buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto komandos snaiperis ir šį sezoną stovi prie Ventspilio ekipos vairo. Šiaulių sudėtis, kaip sakiau, sutrumpėjo atsarginių žaidėjų suolas. Pastaruoju metu labai daug rungtynių tenka sužaisti šiauliečiams, sužaidė 15 per kiek daugiau nei mėnesį, taigi milžiniškas krūvis. Tai čia Gediminas Petrauskas, vienas jauniausių trenerių dirbančių Lietuvos krepšinio lygoje, taigi jam vis dar nėra 30, greitai sukaks ir, sakyčiau, vienas talentingiausių strategų, sparčiai tobulėjantis. Anksčiau treniravo Kėdainių Nevėžį, dar prieš tai Palangos Naglį. Manau, turi tikrai šviesias perspektyvas Gediminas Petrauskas. Na, o dabar susikoncentruokime ties įvykiais šiame finale. Sakiau, pastaraisiais metais nuolat susitinka šios komandos ir praėjusį ir už praėjusį sezoną. Ventspilis su Šiauliais kapojosi ketvirtfinalio serijoje. Įvyko labai lygi, dramatiška kova. Pernai triumfavo šiauliečiai, 2 mačų serijoje užpernai Latvijos komanda. Na, ir kalbėtume apie šį sezoną. 4 kartą tarpusavėje galinėsis ekipos. Sezono pradžioje Garasto taurės turnyre 13 taškų skirtumų pergalę iškovojo Šiauliai. O po savaitės Liepojoje draugiškoje dvikovoje laimėjo Ventspilis 88-76. Na, tais laikais dar, kai Baltijos krepšinio lygoje žaidė ir Žalgiris, ir Lietuvos Rytas, nei Šiauliai, nei Ventspilis nelaimėjo BBL čempionato. Tačiau štai šiauliečiai yra 3 kartus iškovoję BBL pirmenybių bronzą. Ir būtent 2005 metais mažajame finale rungtynėse dėl 3-osios vietos šiauliečiai būtent palaužė Ventspilio krepšininkus. Na ir turbūt žinote, 2010-aisiais šių komandų akistata mažajame finale baigėsi skandalu. Dar Vytautas Šarkauskas, tuomet Šiaulių žaidėjas, pataikė paskutinę 4 kėlinio sekundę. Peržiūrėjus įrašą, Latvijai padavė protestą, jie buvo įstikinę, jog per vėlai buvo atliktas tas lemiamas metimas. Lygos vadovai nutarė, jog reikia peržaisti tas rungtynes. Latviai atsisakė, išvyko namo, na ir turbūt lygos vadovybė nenorėdama įsiūdinti Latvijos komandos, jos sirgalių priėmė tokį netikėtą saliamonišką sprendimą. Abiem komandoms buvo įteikta BBL bronza. Na, šį kartą mažajame finale žaidžia Utenos Juventus ir Tartu Rock klubai. Estijos komandoje žaidžia Augustas Pečikevičius ir Karolis Petrukonis. Rytoj vyks antrasis serijos mačas, o pirmąjį laimėjo Estijos klubas 72-63. Taigi prasidėjo finalo antrosios rungtynės. Gintaras Leonavičius perdavimas Rokui Giedraičiui. Užmina Šiaulių snaiperis, taip, tritaškio linija. Na, svarbiausia, jog rezultatyvi buvo Šiaulių ataka. Dar pozicinis Ventspilio puolimas.
Kristopas Janičionokas labai lengvai 1-1 įveikia veteranas Gintarą Leonavičių, ilgametis Latvijos rinktinės žaidėjas. Ir prieš šį sezoną papildęs Ventspilio gretas. Puikus derinys, geras Juciko perdavimas Rolandui Elijevui, anksčiau buvo pražanga. Čia Julius Jucikas, tobulėjantis pastaruosius keletą metų kaip ant mielių šis vidurio puolėjas. Vėl Giedraitis iš toli, šį kartą netikslus metimas ir Artiomas Butjenkovas ima kamuolį. Ir su juo Nikolaus Gikas, legionierius iš Graikijos. Daugiausia rezultatyvių perdavimų atliekantis Ventspilio krepšininkas. Visą taškų jis pelno nedaug. Klysta svečiai, nesikeičia rezultatas 2-2, beje, kalbėtume apie pirmasias tarpusavio rungtynes, tai abi ekipos tikrai prastai atakavo iš žaidimo. Šiauliečiai padarė kur kas daugiau klaidų, 16, varžovai 10, Jucikas prieš Harvey Grantą ir manau šio mačo baigtis labai daug priklausys nuo to, kaip susiklostys Juciko ir Granto mikrodvikova. Ir čia kaip gražiai išsisuko Rolandas Elijevas iš dviejų varžovų gynybos gniaužto. Grantas Gikui atgal, bandymas pataikyti iš toli, nesėkmingas. Šiaulių greita kontrataka. Fantastiškas greitas puolimas. Vytautas Šolskis užmeta kamuolį Rokui Giedraičiui ir triumfuoja Šiaulių sirgaliai 6-2. Janičionokas jį prižiūri toliau Gintaras Leonavičius, Granto užtvara. Butjenkovas nėra jis geras metikas. Naudingesnis, kai būna arčiau krepšio ir čia šeimininkauja po šiauliečių krepšiu. Harvey Grantas, beje, jo dėdė buvo NBA legenda Horasas Grantas, žaidęs Čikagos Bulls komandoje, nekartą tapęs NBA čempionu, rungtyniavo kartu su Michaelu Jordanu ir Scottie Pippenu. Jucikas ten pasiraitojęs rankovės darbuojasi iš peties varžovo baudos aikštelėje ir pražanga. Pirmosiose tarpusavio rungtynėse Ventspilėje Šiauliams daugiausia taškų pelnė Gintaras Leonavičius ir Julius Jucikas. Bent po 14. Latvijos ekipoje rezultatyviausias buvo Harvey Grantas. Jis rinko 14 taškų, atkovojo 9 kamuolius. Baudų metimai nėra pati stipriausia Juliaus Juciko žaidimo vieta. 7-4. Artisatė su kamuoliu, Artiomui Butjenkovui. Nikolaus arba sutrumpėtai Nikos Gikas ir štai tokia ataka. Pasigrožėkime dar kartą su mėsomis Harvey Grantas. Ir čia bejėgis buvo Julius Jucikas. Neteko žado netgi dalis Šiaulių komandos sirgalių. Reto grožio dėjimas. Na, Julius Jucikas psichologiškai yra gana stiprus, neturėtų, manau, sulūžti emociškai po šitokios varžovo atakos. Čia buvo išties įspūdinga dar rezultatyvi Ventspilio ataka. Jau 7-8 atsilieka aikštės šeimininkai. Jucikas, nu reikia revanšo, to prašo žiūrovai ir Julius Jucikas yra šiek tiek sunkesnis, fiziškai stipresnis už Harvey Grantą. Grantas yra greitesnis, šoklesnis, o kilogramų pranašumą gali efektyviai išnaudoti Šiaulių komandos vidurio puolėjas. Ir dabar jis prie baudų metimų linijos.
Kucikas iki šio mačo Baltijos krepšinio lygoje baudas metė 71% tikslumu, rinkdavo po 13 taškų, kovodavo po 3 kamuolius. Alijevas, godžiai priekį. Dešinė ranka ilgą laiką varėsi kamuolį, kai rankis gynėjas prarado pusiausvyrą prieš pat atlikdamas metimą. Tuščia ir Giko ataka ir čia jau neleistinai sulaikomas Rokas Giedraitis. Martisatė tyčia prasižengė, kad šiauliečiai nepelnytų taškų. Buvo kilusi grėsmė, kad greitoje kontratakoje gali pasižymėti Gedimino Petrausko auklėtiniai. Harvey Grantą keičia Martinas Meiris, tikrai pajėgi yra Ventspilio priekinė linija. Martinas Meiris yra Latvijos rinktinės aukštaūgis, o Šiaulių komandoje irgi keitimas. Ryanas Olanderis aikštėje, jo brolis perėjo į Mažeikių klubą. Tyleris Olanderis, Šulskis. Jis atšoka tiesiai į rankas Arčiui Atė. Arklius Latvis, atgal, Nikos Gikas. Meirė užtvara, bandymą žaisti pick and rollą, renkasi perdavimą, skersą perdavimą graikas, Kristapui Janipčionokui, perdavimas nutrauktas ir su kamuoliu išlieka Roberto Štelmacherio auklėtinį. Akselis Vairogas keičia Artį Atę. 9-8 Šiaulių naudai, sužaista beveik pusę pirmojo kėlinio. Janipčionokas. Taip, ir kamuolys atitenka šiauliečiams. Jurgis Laurinavičius, vienas iš šio mačo arbitrų, lietuvis, vienas geriausių teisėjų Lietuvoje, teisėjauja ir Eurolygos varžybose, taip pat ir FIBA turnyruose. Leonavičius. Šulskiui prašo kamuolio Alijevas, bando pacentruoti, logiškas sprendimas, nes jį dengiantis Nikos Gikas, pusė galvos žemesnis už Rolandą Alijevą. Alijevo ūgis 1,92 cm, graiko 1,83 m, beveik 10 cm žemesnis yra Graikijos krepšininkas. Alijevas grąžina kamuolį į žaidimą, Olanderiui. Alijevas, Olanderio užtvara. Atgal Šulskiui. Yra erdvės prasiveržimui. O Peineris išmuša kamuolį iš rankų Vytautui Šulskiui ir tenka paplušėti dabar gynyboje. Aikštė šeimininkams. Žiūrovų nemažai, tačiau yra ir pakankamai tuščių vietų Šiaulių arenoje. Martinas Meiris stumėsi, čia apsigina Olanderis. Fizinė jėga bandė pralaužti amerikiečio gynybą Latvis, nepavyko. Nepasiseka ir Rokui Giedraičiui. Ir čia jau gal nereikėjo prasižengti. Kiti komandos draugai buvo spėję grįžti į gynybą. Turbūt pasikarščiavo Šiaulių metikas. Keitimas Šiaulių komandoje. Aikštelėje pasirodo 20-asis numeris Jeffrey Allen ir 10-asis. Dvigubas keitimas Šiaulių gretose. Modestas Kumpys aikštėje ir amerikietis Harvey yra Jeffrey Allenas. Beje, Jeffrey Allenas dalyvavo LKL žvaigždžių dienos dėjimo konkurse. Čia dalyvavo ne iki galo. Skaudėjo jam koją, negalėjo pašokti visą jėgą. Ir šiandien atstovai minėjo, jog Jeffrey Allenas nėra pasirengęs kautis visą jėgą. Jeffrey Allenas kerta per rankas Martinui Meiriui. Čia Robertas Štelmacheris. Šį sezoną Ventspilis žaidė Europos taurės turnyre. Žaidė ne itin sėkmingai, iškovojo 2 pergalės, patyrė 8 pralaimėjimus. Rolandas Alijevas. Kumpys.
Michiganui. Taip, žingsniuoja legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Atkėlė atraminę koją. 9-9, 4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. 10 numeris Modestas Kumpys apsižengė pirmąjį kartą. Šiaip kvailoka pražanga, kam reikėjo čia bandyti atiminėti kamuolį dabar Modestui Kumpiui. Ankstesnėje transliacijoje minėjo, jog Modestas Kumpys neseniai išgarsėjo studentų lygos rungtynėse, kai viename iš mačų prametė visus 16 tritaškių. Jo galinė linija ir stogas. Jeffrey Allenas blokavo Traus Barniso metimą, beje, irgi amerikietis, kurį laiką gynėsi traumą ir neseniai vėl pradėjo rungtyniauti. Akselis Vairogas. Patyrė žaidėjas, pataiko ir 12-9 Ventspilio naudai. Beje, labai netikėta nesėkmė Latvijos čempionate praėjusiame ture visai neseniai, kovo 28 dieną, ir dargi namie patyrė Roberto Štelmacherio komanda. Ventspilis 9 taškais nusileido Valmierai. Rolandas Alijevas. Žuos klaidinamas judesys, korpusu prisidengė Šiaulių gynėjas. Žanis Peineris, 3 taškai. Latvijos čempionate Ventspilio krepšininkai dabar turi 13 pergalių ir 3 pralaimėjimus. Ten komandos sužaidusios labai skirtingą rungtynių skaičių. Giedraitis į kairę pusę. Reikia dar tobulinti šį žaidimo elementą. Veržėsi į kairę pusę, metė dešinę ranką, labai sudėtingą metimą. Šiau ten visus reikalus sutvarkė Ryanas Olanderis. Ir šiek tiek pasisekė amerikiečiui, kuris jam nelabai prie širdies, toks kietas kontaktinis žaidimas arčiau krepšio. Ajajai, turbūt Rokui Giedraičiui kamuolys išslydo iš rankų, sunku paaiškinti tokį nepataikymą. Trumpa Ventspilio ataka, meta ir nepataiko Kristapas Janičanokas. Dvi minutės iki kėlinio pabaigos. Visiškai lygi kova. Giedraitė. Šiaulių super sniperis įsūdo dar vieną tritaškį. Dalyvavo Tautgaudų žvaigždžių dienoje snaiperio konkurse. Jau ten nepavyko jam tapti nugalėtojų. Sensacingai triumfavo moteris Ela Briedytė. Karolis Bobkauskas keičia Rolandą Alijevą. Neblogai pasidarbavo Rolandas Alijevas. Iš priekio bandė išeiti Modestas Kumpys. Treneriai dažnai keičia žaidėjus. Dabar poilsio minutės Kristapui Janičanokui. Kairė ranka, žingsnių nėra, yra taškai. 16-17. Bobkauskas. Kumpys. Vairogas, reiktų drąsiau žaisti Kumpiui. Čia nesąmonę padaro Modestas Kumpys. Veržėsi į kairę, įstrigo. Užklimpo varžovų gynyboje. Reikėtų šiek tiek jam tvirtėti psichologiškai. Potencialą turi nemenka Modestas Kumpys. Niekad nepavyksta jo atskleisti aukštesnio lygio varžybose. Iš čia Ventspilio ataka. Bobkauskas, baudos aikštelė. Netikslus, blogas perdavimas į kojas. Gerai, kad kamuolį pagavo Ryanas Olanderis. Tiesiog galėjo nuo žemės
Tai čia galėjo nuo žemės. Galbūt atlikti tą perdavimą atsarginį Šiaulių žaidėjas. Giedraitį keičia Gintaras Leonavičius. Leonavičius BBL čempionate pelno po 12,5 taško. Atkovoja po 4 kamuolius. Lieka po 2 perdavimus. 2 taškius meta net 68% tikslumu. Tikrai geras Šiaulių pirkinys prieš šį sezoną. Iš esmės pateisina lūkesčius šis iš Panevėžio kilęs žaidėjas. Pataiko baudą, beje, NCAA JAV studentų lygos čempionas Rainas Aulanderis. Ir 18-17, 32 sekundės iki kėlinio pabaigos. Žanit Peineris. Vairogas įsibėgėja, žingsniai. Toks teisėjo sprendimas. Čia 1 prieš 1, reikėtų kiek geriau pasiginti Gintarui Leonavičiui. Gal ir taip, teisėjas buvo arčiau. Leonavičius neskuba. Šiauliai beveik iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį. Jeigu laikytų iki galo, varžovams dar liktų 2 sekundės. Dobkauskas. Leonavičius pro šalį. Ir čia reikėjo žaisti atsargiau. Dar galėjo ir pražangą užsidirbti Modestas Kumpys. Taigi po pirmojo kėlinio 18-17 minimalus Šiaulių krepšininkų pranašumas. Pertraukėlė. Toyota. Always a better way. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. Toyota. Always a better way. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių po pirmojo kėlinio. 18-17 pirmauja aikštės šeimininkai. Priminsiu, tai yra Baltijos krepšinio lygos čempionato finalo antroji dvikova. Pirmasias rungtynes 2 taškais laimėjo Latvijos čempionai. Pirmajame kėlinyje Šiauliams Rokas Giedraitis pelnė 7 taškus. Janičionakas, pragalinė linija, Gikas. Vairogas. Taiklus metimas. 6 jo taškas. Ventspilio ekipoje dabar aikštėje ir Maris Gulbis. Beje, anksčiau, maždaug prieš 6-7 metus, jis yra trumpai žaidęs ir Šiaulių klube. Taiklę ranką turintis puolėjas. Leonavičius apsigina Gulbis. Rungtynės dėl kamuolio. Svečiams Vairogas pelnė 6 taškus, 4 Harvey Grantas.
Kitų indėlis puolime yra kaip menkas. Janičionokas kol kas pristabdytas, jo kraityje 2 taškeliai. Šiauliams po 4 įmetė olanderis Alijevas. Babkausko geras perdavimas Jucikui. Ir niekas jau nebesustabdė Šiaulių Galiūno. Virantas. Apsigina Jucikas, laimi dar vieną mikrodvikovą prieš tiesioginį savo oponentą. Leonavičius prašo kamulio Jucikas. Leonavičius nenorėjo rizikuoti. Gersas geras perdavimas Babkauskui, kuris turėjo marės laiko prisitaikyti. Dar kartą Babkauskas vėl pro šalį. Tik galima pagirti už drąsą Šiaulių mažylį, prametęs vieną kartą visiškai laisvas, nepabūgo atakuoti antrą sykį. Karolis Babkauskas, žemiausias Šiaulių žaidėjas, jau 1,84 cm, 1 cm aukštesnis už tiesioginiai savo varžovą Nikolao Gyką iš Graikijos. Janičionokas po driblingo iš vidutinio nuotolio. 22-20 priekyje Ventspilis. Nenustebčiau, jog taip rungtynės klostytųsi iki pat paskutinių minučių ar sekundžių. Komandos daugmaž vienodo kalibro. Pražanga Tautušulskiui. Ir Gediminas Petrauskas paprašė minutės pertraukėlę. Auklėtiniai atsilieka 2 taškais. Tęsiamos rungtynės, kiek daugiau nei 2 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Janičionokas. Turėjo Leonavičius 2 prieš 2, žaidžia svečiai ir žaidžia labai efektyviai. Ir Granto taškai, Alijevas Jucikui. Giedraitis. Veržėsi Giedraitis ir pražanga Harvey Grantui. Pernai Šiauliai finalo serijoje įveikė Prienų klubą, kuris dabar gyvena ne pačius geriausius laikus. Toks sutapimas, jog už praėjusį sezoną Ventspilis finale taip pat įveikė Prienų krepšininkus. Bet toks rezultatas, koks yra švieslinti, tenkina svečius. Sumavus 2 mačų rezultatus, dabar ne 3, o 5 taškais pirmauja Latvijos čempionai. Janičionoko šalia buvo Julius Jucikas. Mojavo rankomis, tačiau nesutrukdė patyrusiam Vilkui. Juciko užtvara Alyvai, bandymą žaisti pick and rollą ir čia
Skaudžiai griuvo Julius Jucikas. Labai valingas žaidėjas Julius Jucikas. Štai dar kartą užkliuvo už varžovo kojas. Manau, tikrai žaidybinis epizodas. Jokio kriminalo nebuvo. Giedraitis ir gauna stogą. Giedraitis ir tikrai, manau, tik teisus Akselis Vairogas. Giedraitis akivaizdžiai ranka atsistūmė nuo Vairogo, nors, aišku, palaikome Lietuvos komandą, tačiau teisybė svarbiau. Tikrai mačiau, jog puolime pražanga buvo Rokui Giedraičiui. Na, pražangos nesušvilpė arbitrai, nebuvo ir taškų. Leonavičius. Jo prasiveržimas. Aukštai kyla Gintaras Leonavičius, nors jau yra įžengęs į ketvirtą dešimtį. Pražanga be jokios abejonės. Na, čia galbūt Leonavičius norėjo sugrūsti kamuolį iš viršaus. Jeigu anksčiau būtų atsikratęs kamulio, galbūt pražangos nebūtų buvę, bet galbūt nebūtų buvę ir taškų. Dabar Leonavičius mes 2 baudas po minutės pertraukėlės. Neduodas prytą baudos Pataiko pirmąją baudą Gintaras Leonavičius. 22-26, 4 taškų deficitą turi aikštės šeimininkai. Netradicinė Leonavičiaus metimo technika. Na, puikiai pamenu, kaip žaidė jo tėtis, tai galiu pasakyti, jog metimo technika lygiai tokia pati kaip ir tėvo. Vieną ranką meta visiškai krepšiai Gintaras Leonavičius. Šulskiui perdavimas. Prie jo iškart prišoka 2 varžovai. Išsaugo kamuolį šiauliečiai. Penkios 43 iki antrojo kėlinio pabaigos. Alievas. Šulskiui. Puikus perdavimas Gintaras Leonavičius ilgai laikėsi ore, turėjo ir kitą variantą. Štai. Čia ko gero pasirinko teisingiausią sprendimą. Jei būtų atakavęs, tai būtų atakavęs iš labai sunkios padėties, galbūt net būtų gavęs stogą. Šiaulių žaidėjas Jucikas prameta dar vieną baudą. Dvidešimt 4-26. Artisatė. Labai netaiklus metimas. Šulskis su kamuoliu. Spėjo išsirikiuoti prie savoje krepšio svečiai. Reikės pasitenkinti pozicinę ataką. Šulskis į kairę. Ir saldainiukas Juliui Jucikui.
Atsidėkoja komandos draugui Julius Jucikas už nuostabų perdavimą ir grauda kamuolį iš viršaus. Minutės pertraukėlė, o rezultatas jau lygus. Su kamuoliu Ventspilio krepšininkai sužaista pusę antrojo kėlinio. Martisatė. Neris. Taip atrodo zona. Sustojo šiauliečiai. Taiko aikštės gynybą. Marius Gulbis arčiau krepšio. Martinui Meiriai sukasi Meiris. Viską darė gerai, tačiau per silpnai pasiuntė kamuolį Latvijos rinktinės aukštaūgis. Alievas. Jucikas. Išmaudo Martino Meirį. Martino Meirio gynyba yra visiškas Achilo kulnas. Labai pavyksta likti ryškesnio vaidmens ir Latvijos rinktinė. Artisatė. 3 taškai, sudėtingas metimas. Deja, jis yra tikslus. Ventspilis vėl pirmauja. Leonavičius. Viena ranka, super aukšta trajektorija. Paskubėjo Gintaras, gal reikėjo paieškoti kitų atakos tęsinių. Gulbis Peineriui. Gulbis kairė, rankis puolėjas. Peineris daug klaidinamų judesių. Atė. Į lanką net nepataiko Ventspilio krepšininkas Leonavičius. Gerai, jog palaukė komandos draugų. Nebandė vienas pralaužti visos varžovų gynybos Alievas Jucikui. Šulskis drąsiai iš toli per trumpas metimas ir įdamas pakovoti dėl atšokusio kamuolio prasižengė Rolandas Alievas. Labai nelengvai klostosi rungtynės Šiaulių komandai. Na, tą patį galima pasakyti ir apie Ventspilio krepšininkus. Panašiu scenarijumi vyko mačas ir Ventspilyje. Paskutinėmis ketvirtojo kėlinio sekundėmis pergalę 2 taškų skirtumų iškovojo Roberto Štelmacherio auklėtiniai. Vairogas. Atė pro šalį, kovo dėl kamuolio, Olanderis. Gana operatyviai grįžo į gynybą svečiai. Alievas atgal Šulskiui. Alievas vėl žaidinės kamuolio, Olanderių užtvara. Puikus pick and rollas. Olanderis kala kamuolį iš viršaus. Na, Rolandas Alievas yra tikrai žaidimo 2 prieš 2 meistras. Tikrai neblogas meistras. Gerai mata aikštė, kas svarbiausia, techniškai gali atlikti perdavimą abiem rankomis.
kartą liečia varžovo ranką Vytautas Šulskis ir Trojus Barnisas prie baudų metimų linijos. Jis nežaidė pirmosiose tarpusavio rungtynėse. Kaip sakiau, gana ilgai negydėsi traumą šis amerikietis. Apskritai, šį sezoną Baltijos krepšinio lygos čempionate Barnisas žaidžia tik trečiasias rungtynes. Tai vertus, Giedraitis demonstruoja savo universalumą, prasiveržimas į kairę pusę ir metimas kairę ranką atsispyrus dešinę koją. Vairogas. Atsima kamuolį Vairogas. Nespėjo jo atitverti nuo krepšio Rokas Giedraitis. Čia pasisekė Latvijai. Nors, aišku, priekaištauja Gediminas Petrauskas ir Rokui Giedraičiui. Iš karto reikėjo atstatyti nugarą ir Giedraitis atsisuko ir iškart žiūrėjo į kamuolį. Nubaudė. Latvijos Šiaulių snaiperiai ir visa Šiaulių komanda. Reikia jau žiūrėti krepšį. Lyvas pro šalį. Artiomas Butinkovas kovoja kamuolį. Vairogas Janičionokui skuba. Janičionokas. Na, čia jo stilius. Čia jo stilius. Kaip pajaučia metimą šis gynėjas, žaidžiantis ir lengvuoju puolėju. Užmauti apynasrį tampa jam labai sunku. Ta turėtų atsiminti. Šiauliečiai, manau, jie tą žino. Vėl stabdyti anksčiau, kirsti per rankas, pabandyti išmušti iš pusiausvyros, kuris paėmė Čionokas. Taigi, pertraukėlė. Paskutinė antrojo kėlinio minutė. 32-36. Pralaimi Šiauliai. Barnisui pražanga. Ir tai pažiūrėjo Jurgis Laurinavičius. Arbitrų pasitarimas. Atrodo, išsiskyrė teisėjų nuomonė šioje situacijoje. Jurgis Laurinavičius yra vyriausias šio mačo arbitras, taigi jo žodis yra lemiamas. Na, čia galima buvo pagalvoti ir apie abipusę pražangą. Tai nusprendė nubausti Ventspilio krepšininką. Antrasis metimas netaiklus. Jeffrey Allenas. Blogas baudų metikas ir vėl čempionate baudas meta 56% tikslumu. Kovoja po 7,30 kamuolio. Tai geriausias rodiklis komandoje. Tai jau renka tik po 5,5 taško. Toks darbinis, gynybinio stiliaus žaidėjas yra šis amerikietis. Butinkovui buvo užfiksuota pražanga. Turbūt paskutinė Šiaulių ataka pirmoje žaidimo dalyje. Derinys skirtas Rokui Giedraičiui, tačiau perskaitė šiauliečių
Užmačias varžovai, nutrauktas perdavimas, gerai, kad su kamuoliu išliks aikštės šeimininkai. Atakai 14 sekundžių. Giedraitis Alijevui. Ir pražanga puolant. Rainui Olenderiui nustebęs amerikietis. Arbitras nutarė, jog judanti netaisyklinga buvo užtvara. Gal ir taip, užkliuvo už jos Artisatė. Išrėtė užpakalį Šiaulių komandos vidurio puolėjas ir pražanga. Vairogas. Ničionokas. Kamuolys pataiko į Roko Giedraičio koją. Lieka 2 sekundės ir 30-osios iki kėlinio pabaigos. 5 komandinės pražangas turi Gedimino Petrausko auklėtiniai, taigi reikia pasistengti neprasižengti. Janičionokas! Neįtikėtina, aukščiausią klasę demonstruoja Kristapas Janičionokas. Čia paleido į Giedraitis, nepadėjo ir komandos draugai. Labiausiai kaltas Rokas Giedraitis dėl šių praleistų taškų. Taigi baigėsi 2 kėliniai, 38-32. Ventspilio naudai ir dabar ilgoji pertrauka. Mūšis aikštelėje tikrai vertas finalo, kol kas šiandienos pačių minus 6 pribėgime metu. Latvija viso minus 8 taškai. Tikėkimės po pertraukos Šiaulių vyrai susems ir padovanos mums dar vieną titulą komandai kelti. 2 savanorių, kurie susikaus dėl Saulės prizos įsteigto prizo. Tai yra norinčių padovanoti dėl puikaus užmačio. Čia matau įstuolis. Taip, ateikit jūs. Ir galime tikrai kažką šitoje pusėje. Ar yra norinčių štai su platais taškinėliais. Taip, jūs ateikit. Man reikės 2 pavardų. Sveikas gyvas, pavardų. Karolis įstoja. Einam Karolis į manim. Brasis dalyvis taip pat matau pasiruošęs. Sveikas gyvas, pavardų. Martynas ar Karolis. Taigi dalyviai taisyklės netikėtinai paprastos. Einam kartu su manim. Stojate ant galinės linijos. Kovono signalą reikės kamuoliui. Toyota. Always a better way. Top Sport.